mumis būna viskas. Gerai. Tai pasakysi vyresnysis mums maldą, jo? Gerai. Brangus dangiškasis tėve, mes esame tau labai dėkingi, kad šiandien galime susitikti ir aptarti tavo evangeliją ir studijuoti drauge. Mes prašome tavęs, palaimink mūsų tavo dvasią ir su įkvėpimu ir padėk mums žinoti tiesą. Prašome tavęs palaikyti mus, kad galėtume geriau sekti Jėzumi Kristumi ir žinoti tavo valią. Prašau, palaimink mūsų pastangas išmokti ir priartėti prie tavęs. Ir mes labai mylime tave ir visą tai mes meldžiamės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū, vyresnysis. Gerai, mylimieji, tai mes toliau tęsėm mūsų studijas. Turėjom pamoką dangiškasis tėvas, mūsų dangiškoji šeima, Jėzus Kristus mūsų vadovas ir gelbėtojas, laisvė rinktis. O šiandieną toliau tęsime mūsų pamokas, kalbėsime arba diskutuosime apie sukūrimą. Kaip jūs įsivaizduojate sukūrimą? Kas yra sukūrimas? O tas sukūrimas ne staklių kokiu nors, ne giesmės, o visako. Dieviškas procesas. Kaip jis maždaug galėjo vykti? Ar nujaučiate pagal jūsų žinias, pagal supratimą? Dieviška kūryba turi vykti. Kitaip, jeigu žmogus pats kažką kūrė, tai neišeina nieko gero. Išeina kai ką sukurti. Daug ką žmogus sukūrė. Pats žmogus pristatė tokių namų, kad baisu kartais žiūrėti, o Dievas, kai sukūrė, tai visai kas kita. Taip, Dievas tobulai kūrė. Jisai turi dažniausiai tikslą savo. Turi sukūrimo tikslą. Ir mes šiandien pakalbėsim apie Dievo planą, apie sukūrimą, apie žemės sukūrimą, kūrimo procesą ir tikslą. Perbėgsim ir man buvo labai įdomu ruoštis apie tai. Ar ten viskas gerai? Manau, kad taip. Gerai. Ir paskaitysiu aš iš Evangelijos principų, kurią mes nagrinėjame, kaip skelbėme trečiadienį 16 val. Klaipėdos skyriuje būna. Ir vedu aš, Eugenijus Alekna. Taigi, aš paskaitysiu, gerai? Dievo planas mums. Kodėl turėjome ateiti į žemę? Kada, kaip dvasiniai vaikai, gyvename kartu su mūsų dangiškaisiais tėvais, mūsų dangiškasis tėvas papasakojo mums apie savo planą, pagal kurį taptume labiau panašus į jį. Kreipkite dėmesį, planas labiau panašus į jį. Išgirdę jo planą šaukiame iš džiaugsmo. Jobo 38:7. Tenai sako, kad dangaus žvaigždės ir Dievo sūnus, džiaugiasi. Taip, Jobo 38:7. Aš paskaitysiu, kad būtų greičiau. Čia Dievas užduoda Jobui klausimus ir sako, kur tu buvai, Jobai, kai aš kūriau žemę. Ir vienas iš klausimų 7 eilutėje sako, kada aš kūriau, kai drauge giedojo rytmetinės žvaigždės ir visos dangiškos būtybės šaukia iš džiaugsmo. O čia įdomiai parašyta dangiškos būtybės, bet paprastai Biblijoje rašo Dievo sūnus šaukia iš džiaugsmo. Tai
Apie tai mums sako, kad tada, kada Dievas davė planą, parodė mums kaip dvasiniam vaikam, kas maždaug vyks žemėje. Kaip bus kuriama viskas. Ir Dievo vaikai matė visą šitą ir džiūgavo. Ir koks tikslas? Jie norėjo būti panašesni į dangiškąjį tėvą. Laimingi, galingi, išmintingi. Suprantat, kada subrendo, dangiškasis tėvas sako, ar norėtume? Norėtume, sako. Sako, maždaug scenarius yra toks. Jo, ir troškome įgyti daugiau patirties, kad tai galėtų įvykti. Turėjome palikti tėvo akivaizdą ir gauti mirtingus kūnus. Mums reikėjo gyventi kitoje vietoje, kur galėtume pasiruošti tapti panašus į jį. Nu vėl, noras tapti panašiam į jį. Žinoti, būti išmintingiam, būti galingiam. Mūsų naujieji namai buvo pavadinti Žemė. Taip, ir dabar klausimas. Kaip manote, kodėl jūsų manimu, sužinoję apie išgelbėjimo planą, šaukėme iš džiaugsmo? Kaip jūs manote? Mes neatsimenam, aišku. Kodėl šaukėme iš džiaugsmo? Tai čia pagal tą... Įgyti daugiau patirties. Atsirado galimybė tapti panašiem kaip tėvas ir įgyti daugiau patirties. Reiškia, buvo noras daugiau sužinoti, kaip tą pasiekti. Ir aš studijuodamas tai atkreipiau į kai kurios vietas. Mozėjo 18 eilutė. Jeigu galima atsiverskime, arba aš greit atsiversiu ir paskaitysiu. Mozėjo 1.18, mes skaitome iš Brangiojo perlo, kur Biblijoje nėra, nes buvo išimtos šitos eilutės. Ir čia sako, ir dabar Mozė tarė, aš nesiliausiu šauktis Dievo, man dar reikia pasiteirauti jo kitų dalykų. Reiškia, jisai pasikalbėjo su Dievu ir toliau sako, aš nesiliausiu šauktis Dievo, nes man dar reikia daug ką sužinoti pas jį. Suprantat? Čia Mozė jau gyvenime, žemėje gyvena. Pasilieka tas pats noras, kad mes norim daugiau sužinoti. 30 eilutėje to pačio skyriaus taip pat sakoma. Ir buvo taip, kad Mozė šaukėsi Dievą sakydamas, meldžiu, pasakyk man, kodėl šitie dalykai yra tokie ir kuo tu juos sutvėrei. Čia eina kalba, kad Dievas parodė jam pasaulius ir Mozė labai susidomėjo. Ir aš paskaitysiu dar nuo 27 eilutės Mozės 1 skyriaus, kada Mozė bendravo su Dievu ir buvo taip, kad balsui dar tebekalbant, Mozė pažvelgė ir pamatė žemę, taip, netgi ją visą. Ir nebuvo nei vienos dalelės, kurios jis nepamatė, įžvelgdamas ją Dievo dvasia. Ir jis taip pat pamatė jos gyventojus. 3 puslapyje. Taip. Ir jis, Jo, 27 perskaičiau, dabar 28 skaitau. Ir jis taip pat pamatė jos gyventojus. Ir nebuvo nė vienos sielos, kurios jis nepamatė. Ir jis juos įžvelgė Dievo dvasia. Ir jų buvo gausybė, netgi nesuskaičiuojama, kaip pajūrio smiltis. Ir jis pamatė daug žemių.
Ir kiekviena žemė buvo pavadinta žeme. Ir ant jos veido buvo gyventojai. Matote? Daug žemių, daug pasaulių. Ir buvo gyventojai ant kiekvienam pasaulyje. Ir vat Mozei Dievas parodo tokį regėjimą ir tada 30 eilutė, kaip skaitė, ir buvo taip, kad Mozė šaukėsi Dievo sakydamas, meldžiu, pasakyk man, kodėl šitie dalykai yra tokie ir kuo tu juos sutvėrei. O Mozė trokšta žinių, suprantat? Jūs trokštate žinių? Trokštų. Aš labai trokštu. Visi Dievo vaikai troško žinių dar prieš sukuriant žemę. Norėjo būti panašesni į dangišką tėvą ir Jėzų Kristų. Jo. Ir štai ant Mozės buvo Viešpaties šlovė. Taigi Mozė stovėjo Dievo akivaizdoje ir kalbėjo su jo veidas į veidą. Ir Viešpats Dievas tarė Mozei, savo paties tikslui aš sutvėriau šitos dalykus. Čia išmintis ir ji pasilieka manyje. Nu, vat, troško žinių. 36 eilutėj taip pat sakoma, to pačio skyriaus, kitam puslapyje. Ir buvo taip, kad Mozė kalbėjo Viešpačiui sakydamas, būk gailestingas savo tarnui, o Dieve, ir papasakok man apie šitą žemę ir jos gyventojus. Ir taip pat apie dangus. Ir tada tavo tarnas bus patenkintas. Nu, va. Vėl Mozė nori sužinoti, kaip čia viskas yra, kur aš čia gyvenu, iš kur čia atsirado, suprantat, trokšta žinių. Tai vad buvo klausimas, kodėl jūs, jūsų manymų sužinoję apie išgelbėjimo planą, šaukėte iš džiaugsmo. Aš nujaučiu, kad mumyse buvo troškimas sužinoti daugiau. Bet kada aš perskaičiau šitas eilutės, man į protą atėjo ir kitos eilutės. Pavyzdžiui, pradžios knygos, 3 skyrius, 5 eilutė. Ar nujaučiate apie ką? Aš iš karto, kada man pasako, žinau apie tai. Pasakysiu kontekstą truputėlį trumpai. 3 skyrius prasideda. Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kurios Viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių. Kontekstas. Moteriškė sakė gyvatei, mums leistina valgyti nuo visų sodo medžių, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė, nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Gyvatė atsakė, nemirsite. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kokios mintis ateina? O iš kur ta gyvatė atsirado? Nu, čia kada buvo sukurta rojuje, reiškia, atsirado gyvatė. Nu, mes paskaitysim kitą. Vat, Biblijoje apie šėtoną pirmą kartą minima tik vidury Biblijos maždaug. Vidury Seno testamento pirmą kartą žodis atsirando. Taip viskas savaime atrodo. Bet Mozės knygoje kitaip parašyta. Bet va tas žodis, kadangi moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akim ir vieną suvalgysiu galima įsigyti išminties. Suprantat? Kontekstas. Jie tenai dangui norėjo būti išmintingi labai. Dievas jiems sukūrė žemę. Tai dabar dėl išminties paragauk to vaisiaus ir bus išmintingas. To, ko jūs norėjot čia, toj žemėje. Suprantat, ne? Tai vat, man anksčiau nedaėjo, bet skaitydamas apie tos dalykus, aš vėl galvoju, vėl ta pati mintis. Sako, aš tau duosiu išmintį, paragauk to vaisiaus. Nori? Dievas žiūrėjo, išminties gausiu. Noriu būti išmintingas, suprasti, kaip viskas sukurta. Vat. Ir panašiai kalbama Mozijo 4 skyriuje, 5-12 eilutėje. Šičia apie tą patį rašo, bet
čia yra neišimti kai kurie dalykai, kuriuos Mozė sakė, bet Biblijoje nėra. Tai Mozės 4 skyrius, nuo 5 iki 12. Aha. Taip. Ar radote 9 puslapyje? Nuo 5 eilutės. Nuo 5. Jo. Nu, paskaityk mums taip neskubėdama, Birutė, pažiūrėsim, ką ten. Sako. Ir dabar gyvatė buvo gudresnė už bet kurį lauko gyvulį, kurį aš Viešpats Dievas buvau padaręs. Ir šėtonas įdėjo į gyvatės širdį, nes jis daugelį patraukė paskui save. Ir jis taip pat siekė apgauti Ievą, nes jis nesuvokė Dievo ketinimo. Taigi jis siekė sunaikinti pasaulį. Nu, va, tarsi tas pats kontekstas, bet yra įdomių dalykų. O šėtonas tai įdėjo į gyvatės širdį, nes jis daugelį patraukė paskui save. Danguje, kada buvo ta didžioji taryba, tai trečdalį Dievo vaikų šėtonas patraukė paskui save. Sugundė nenorėti sekti žemėje Jėzų Kristų, jam tarnauti, o norėjo būti laisvas, pats šeimininkas savo. Jo, nes šėtonas nesuvokė Dievo ketinimo arba plano, taigi jis siekė sunaikinti pasaulį. Kaip jis siekė sunaikinti pasaulį? Jeigu Adomas nuskins Ieva nuskins pažinimo vaisių, jinai bus išmesta iš sodo. Suprantat? Ir mirs. Adomas pasiliks vienas ir žemė nesivystys, nesidaugins, viskas sustos. Jo, nebus palikų. Dievo planas sunaikintas. Jo, a jisai sakė, kad pripildys žemę žmonėmis, žodžiu, šėtonas visokiais būdais kovoja. Ir jis tarė moteriai, 7 eilutė. Taip, ar Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio sodo medžio? Ir jis kalbėjo gyvatės burną. Ir moteris tarė gyvatei, mum leista valgyti sodo medžių vaisių. Bet apie vaisių to medžio, kurį matai sodo viduryje, Dievas sakė, jo nevalgysi, nei jo nelieskite, kad nemirtumėte. Ir gyvatė tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite, nes Dievas žino, jog tą dieną, kai jo valgysite, atsivers jūsų akis. Ir jūs būsite kaip dievai, pažįstantis gerą ir piktą. Gundymas įgauti žinių. Va. Troškimas yra. Ir šėtonas meta blizgę, kad mes įgautume žinių. Ir tada moteris pamatė, kad medis geras maistui ir jis tapo malonus akims ir kad medis trokštinas, kad padarytų ją išmintingą. Suprantat? Nu, atrodo paprasta. Trokštinas, kad padarytų ją išmintingą. Nu, mes trokstam pažinimo ir išminties. Ji paėmė jo vaisius ir valgė ir taip pat davė savo vyrui, buvusiam su ja ir jis valgė. Tai va, mes, pasižiūrėjom į išgelbimo planą ir supratome, kad danguje mes norėjome būti panašus į dangišką tėvą ir žemėje prasideda tas procesas. Ir mes toliau apie tai kalbėsime. Kad mes ir žemėje norėjom būti išmintingi ir piktasis pasiūlė mums, kaip tai padaryti. Toliau žiūrime. Jėzus sukūrė žemę. Eina sekantis punktas. Jėzus sukūrė šitą pasaulį ir viską jame. Jis taip pat sukūrė daug kitų pasaulių. Jis tai padarė kunigystės gale, vadovaujamas mūsų dangiškojo tėvo. Dievas tėvas pasakė, aš sukūriau begalę pasaulių ir aš juos sukūriau sūnumi, kuris yra mano viengimis. Nu, mums greičiausiai sunku suprasti,
kas tai yra, kaip tai viskas natūroje vyko, mes paimkime ir paskaitykime Mozės 1 skyrių, bet paskaitykime nuo 27 eilutės. Apie sukūrimą. Čia kaip tik. Nuo 27. Jo, nuo 27 galim iki 36. Gerai. Aš galėčiau skaityti. Nu, pabandyk. Ir buvo taip, kad balsui dar tebe kalbant, Mozė pažvelgė ir pamatė žemę, taip netgi ją visą, ir nebuvo nuo jos dalelės, kurios jis nepamatė, įžvelgdamas ją Dievo dvasią. Ir jis taip pat pamatė jos gyventojus, ir nebuvo ne vienos sielos, kurios jis nepamatė, ir jis juos įžvelgė Dievo dvasią. Ir jų buvo gausybė, netgi nesuskaičiuojama, kaip prie jūros smiltys. Ir jis pamatė daug žemų, ir kiekviena žemė buvo pavadinta žemė, ir ant jos veido buvo gyventojai. Ir buvo taip, kad Mozė šaukėsi Dievo, sakydamas, meldžiu, pasakyk man, kodėl šitie dalykai yra tokie, ir kuo tu juos sutvėrei. Sutvėrei, taip. Ir štai ant Mozės buvo viešpaties šlovė. Taigi Mozė stovėjo Dievo akivaizdoje ir kalbėjo su juo veidas į veidą. Ir viešpats Dievas tarė Mozei, savo paties tikslui aš sutvėriau šiuos dalykus. Čia išmintis ir jis palieka manyje. Ir aš juos sukūriau savo galos žodžiu, kuris yra mano viengimis sūnus, pilnas malonės ir tiesos. Čia minutėlė. Aš sukūriau savo galios žodžiu. Ir čia jisai sako, kas tas yra galios žodis. Kuris yra mano viengimis sūnus ir pilnas malonės ir tiesos. Ir jūs turbūt atsimenate, kad Jono Evangelijos 1 skyriuje sakoma, kad pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo ta žodis. Ir be jo ničnieko neatsirado, kas yra atsiradę. Ir va čia kartojasi tos pačios mintis. Jo. O tai yra, sukūriau savo viengimiu sūnumi, kuris yra pilnas malonės ir tiesos. Ir aš sukūriau begalę pasaulių. Ir juos taip pat sukūriau savo paties tikslui. Ir aš juos sukūriau sūnumi, kuris yra mano viengimis. Hebrajam skyriuje, 1 skyriuje sako, kad viskas Jėzumi Kristumi arba mano sūnumi yra sukurta. Ir pirmąjį žmogų iš visų žmonių aš pavadinau Adomu, kas yra daugybė. Bet tau aš papasakosiu tik apie šią žemę ir jos gyventojus, nes štai yra daug pasaulių, kurie praėjo mano galios žodžiu, ir yra daug, kurie dar egzistuoja. Ir žmogui jie yra nesuskaičiuojami, bet man viskas suskaičiuojama, nes jie yra mano ir aš juos pažįstu. Ir buvo taip, kad Mozė kalbėjo viešpačiui sakydamas, būk gailestingas savo tarnui, o Dieve, ir papasakok man apie šią žemę ir jos gyventojus, ir taip pat apie dangus, ir tada mano tarnas bus patenkintas. Nu, vat, apie sukūrimą. Tai kada mes skaitome pradžios knygoje, Dievas pradžioje padarė dangų ir žemę. Kas tai buvo? Jėzus Kristus tai buvo. Dievo galios žodis, o Dievo sūnus iš tikrųjų tai yra dvasinis sūnus, dvasia, galinga esybė, kuri, kada tėvas bendrauja, kalba, mąsto, sūnus vykdo jo valią, eina ir materializuoja, kūrė. Nu, ne viskas būna taip, kaip mums atrodo, kad tarė žodį ir atsirado. Kada tėvas sumąsto, siunčia sūnų veikti, sūnus pradeda veikti įvairiais būdais.
ir tardamas žodį, ir sukviesdamas jėgas, ir sukviesdamas materijas iš aplinkui, suklijuodamas pasaulius iš jų. Ir tokiu būdu vyksta kūrinyje. Ne tai, kad iš nieko atsiranda viskas. Tame tarpe ir sulipdo materijas į visokias formas. Noriu paklausti, o kad atsirastų tas materialinis pasaulis, turėtų būti dvasiškai sukurta iš pradžio. Taip, mes šiandien kalbėsim apie tai, paliesim, kad prieš atsirandant kūrinyje kaip žmogus, gyvūnai, augalai, jie buvo dvasiškai sukurti. Tai yra padarytas projektas, dvasiškai veikia, bet dar nebuvo kūnų neįgyvendinta. Ir atėjo laikas, kada sukurta buvo žemė, ne tik dvasiškai, kaip gyva protinga esybė, bet ir materialiai sukurta žemė, jau su kūnai, su vandenim, su viskuo. Bet pats tas veikėjas, tėvo vadovaujamas, buvo Kristus. Jisai galybė, jeigu mes suprantame, kiek tai yra begalę pasaulių sukurti, begalę gyventojų sukurti. Jeigu galim Doktrinų sandorių 76, 23 ir 24 paskaitykime. Doktrinų sandorių 76 skyrius, toj dideliai knygoje, toj pasakysiu kelintas. 24 eilutė. Nuo 23 paskaityks. Toj kiti atsivers dar sekundę, 76, 6 skyrius. Aš priminsiu, kad tai Džozefas Smitas ir Oliveris Cowderis gavo regėjimą iš Dievo. Irgi pamatė, kaip danguose atrodė, ir to regėjimo metu Viešpats jam pasakė, užrašyk viską, ką dabar matai. Ir tada 76, 23 ir 24 paskaitykime. Džozefas Smitas ir Oliveris Cowderis sako apie savo regėjimą, kaip danguje buvo atvertos jų akis. Galiu aš paskaityti, galiu nuo 20 paskaityti, ir čia sakoma. Ir mes išvydome sūnaus šlovę tėvo dešinėje. Ir tėvo dešinėje ir gavome jo pilnatvės. Nuo 20 skaitau. Ir priešais jo sostą matėme šventus angelus ir tos, kurie pašventinti, garbinančius Dievą ir avinėlį, kurie garbina jį per amžių amžius. Ir dabar po daugelio liudijimų pateiktų apie jį, šis yra visų paskiausias liudijimas, kurį pateikėme apie jį, kad jis gyvena, taip, Jėzus Kristus ir dangiškasis tėvas. Nes mes jį matėme būtent Dievo dešinėje ir mes girdėjome balsą liudijantį, kad jis tėvo viengimis, kad juo, per jį ir iš jo sukuriami buvo sukurti pasauliai ir jų gyventojai, Dievui užgimę sūnus ir dukrus. Per jį ir iš jo pasauliai ir Dievui užgimę sūnus ir dukros. Kokia galybė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Taigi, toliau studijuojame apie sukūrimą. Ar turite kokį nors klausimą, maždaug suprantama, ką mes kalbame? Eisim tada toliau. Pasižiūrim toliau kūrimo procesas, kaip matote čia. Ir kokie yra sukūrimo tikslai? Gal turite savo įvaizdį, kokią nors nuomonę, kokie yra sukūrimo tikslai? Gal kad žmonės gyvenimu džiaugtųsi? Tame tarpe, beveik labai tiksliai pasakei, nes raštas sako, žmogus, Adomas puolė, kad būtų žmogus,
O žmogus yra, kad džiaugtųsi. Suprantat, labai arti pasakėjai. Žmogus yra, kad džiaugtųsi. Bet kol mes nesuprantame, kas yra liūdna, kas blogai, mes dažniausiai neturim dėl ko džiaugtis. Tai čia visas komplektas yra. Va. Žemė ir viskas joje buvo sukurta dvasiškai. O tai, ką tu klausai, Algimantai. Viskas buvo sukurta dvasiškai. Dar prieš kuriant tai fiziškai. Paskaitykime Mozės 3 skyriuje, 5 eilutėje. Taip, ir paskiau dar pažiūrėsiu. Mozės 3, 5. Galiu aš paskaityti. Ir kiekvieną lauko augalą, kai jo dar nebuvo žemėje, ir kiekvieną lauko žolyną, kai jis dar nežėlė, nes aš Viešpats Dievas visus dalykus, apie kuriuos kalbėjau, sukūriau dvasiškai, kai fiziškai jų dar nebuvo ant žemės veido. Nes aš Viešpats Dievas dar nebuvau padaręs, kad lytų ant žemės veido. Ir aš Viešpats Dievas sukūriau visus žmonių vaikus ir dar nesukūriau žmogaus žemėje dirbti, nes aš juos sukūriau danguje, o ant žemės dar nebuvo kūno, nei vandenyje, nei padangėje. Tai va, Algimantai, tai, ką tu klausai? Jo, Biblijoje, kadangi išimtas dalis informacijos, mums sunku suprasti. Jo, o Kaip supras, kad išimta, tai kaip kas išėmė ją? Čia parašyta Mozės, taip, šitoje vietoje. Kadangi žemėje buvo 1:23. Ir dabar apie tai Mozė paliudijo. Bet dėl nelabumo tai nežinoma tarp žmonių vaikų. Aš negaliu tiksliai pasakyti vardą ar pavardę, bet skaitoma, kad maždaug po 300 metų, kada buvo surinkti visi raštai, kiek įmanoma, buvo įdėtos tam tikros korekcijos ir kas netinkama sunaikinta. Jo. Ir Tai tas įkėjo suvažiavimas, tas 300. Jo, maždaug ten 30, jo, apie tą laiką. Vat, dėl žmonių nedorybės buvo paslėpta, bet kada atsirado Džozefas Smitas ir rado tas knygas iš Egipto atvežtas, kur mes skaitėme, rado Mozės knygą, kur buvo ir tai, kas Senam testamente parašyta, ir plus dar šitų vietų rado, kurių nėra Biblijoje. Ir vat, kada mes skaitom pilną komplektą, mes suprantame, kad žmogus buvo pradžiai dvasiškai sukurtas. O čia šventam rašte yra tas sakinys ten, kur išėmė. Ne, čia tik tai Mozės knygoje yra. Čia kada vertė tą Mozės knygą, reiškia, Dievas žinojo, sako, kad aš žinau, kad kai kurios dalykus iš Seno testamento išims. Sako, kada jie buvo pažydus, buvo jie tobuli, teisingi, niekas nebuvo pakeista tenai. Bet sako, kada papuolė į įvairių bažnyčių rankas, jiem kai kurie dalykai nepatiko dvasiniai. Ir jie tiesiog perskaitė, perrašė ir paliko tai, kas jiem atrodė teisinga. Bet va čia, sako, jie išimti, o Mozė, sako, paskutinių laikų Dievas aš duosiu. Tas sakinį man nusirašyti. Kokį? Kuris yra Mozės. Apie išėmimą, nedorybę? Jo. Taip, Mozės, taip, 3 skyriuje 23 eilutė. Jūs galite pasižymėti savo, paskiau užsirašysite. Taip, Mozės pirmas skyrius 23 eilutė.
Jo, 1 skyrius, 23 eilutė. Mozės 1 skyrius, 23 eilutė. Na, gerai, dėl. Jau čia Paskiau. Jo, paskiau galėsim po pamokos, jei noriu kitas vietas dar parodysiu. Taigi, mes peržvelgėme, kad žmogus ir visa, kas yra, buvo pradžioje sukurta dvasiškai. Tai yra, buvo be materialaus fizinio kūno. Ir kaip mes anksčiau kalbėjome, buvo planas sukurti pasaulį ir kad mes gautume fizinius kūnus iš kaulų ir mėsos ir galėtume gyventi ir suprasti, kas gera ir kas bloga. Ir galėtume pasirinkti taip pat pagal savo laisvą valią. Toliau žiūrim kitam. Ir Kristus pasakė tiems, kurie buvo su juo. Mes nusileisime žemyn, nes ten yra erdvė ir padarysime žemę, ant kurios šitie gyvens. Jeigu galim, atsiverškime Abraomo knygos 3 skyrių 24 eilutę. Čia toliau truputėlį toj pasakysiu, koks puslapis Abraomo 3:24. Ai, toliau. 41 puslapis. Aš truputėlį kontekstą priminsiu. 22-23 eilutė, kad čia sakoma, Abromui parodė, kaip kūrinėje prasidėjo, kad Dievas buvo parodęs man Abromui sąmonę, suorganizuotas prieš pasaulio buvimą. Skaitau nuo 22. Ir tarp visų šitų buvo daug kilnių ir didžių. Ir Dievas matė tas sielas, kad jos buvo geros. Ir jis stovėjo viduryje jų. Ir tarė, šitos aš padarysiu savo valdovais, nes jis stovėjo tarp jų, kurie buvo dvasios. Ir jis matė, kad jos buvo geros. Ir jis tarė man, Abraomai, tu esi vienas iš jų, tu buvai išrinktas prieš tau gimstant. Mes buvom uždavę klausimą, kodėl arba koks tikslas buvo tai padaryti. Dievas nusileido į savo vaikų būrį tarp sąmonių, kurios buvo suorganizuotos. Ir tenai buvo geros ir kilnios. Aš numatau, kad tas trečdalis jau ten nedalyvavo, kur šėtonas nunešė trečdalį Dievo vaikų, patraukė savo pusę. Ir sako, jos geros ir kilnios, padarysime jos savo vadovais. Nes pasaulių daug, vietos galaktikoje be skaičiaus yra. Ir toliau 24 eilutė sako, ir tarp jų stovėjo vienas panašus į Dievą. Ir šis tarė, esanties su juo. Mes nusileisime žemyn, nes ten yra erdvė. Ir paimsime tų dalelių ir padarysime žemę, ant kurios šie gyvens. Paskaitykite atidžiai dar kartą tą eilutę. 24. Abraomo 3:24. Man čia užkliuvo tai, kad jis tarė esantiems su juo, tarp tų sąmonių, kad mes nusileisime žemyn, ne tik tai vienas panašus į Dievą, bet dalyvavo kūrinijoje kiti dvasiniai vaikai, kaip mes Jobo knygoje skaitėte. Atsimeni, jie džiaugiasi, matė, kaip viskas vyksta, kaip kuriam. Tai aš buvau net kreipęs dėmesį. Tai. O kas tas vienas? Kaip? Kas tas vienas? Kas? Vienas panašus į Dievą. Jėzus Kristus. Manau, kad tai Jėzus Kristus. Jo, buvo Dievas tarp jų ir vienas panašus į Dievą, kuris kopija yra. Nes ten yra erdvė, paimsime tų dalelių, matote šičia, paimsime tų dalelių, tai yra ne vien tik tai, kaip čia pasakyti,
tos mikrodalelės, kur tarė žodį ir jos materializuojasi. Bet kaip mes žinome iš šventyklos, kad tai suirę pasauliai, galaktikos, reiškia materijos įvairios. Paimsime tų dalelių ir padarysime žemę, ant kurios šitie gyvens. Kiti likusiai gyvens, suorganizuosime pasaulį. Tai tikslas. Mes priartėjome prie tikslo, kad jisai norėjo savo daug vaikų padaryti panašius į save, išmintingus, bet reikėjo mokyklą padaryti. Padarė žemę, tam, kad praeitume tenai darželį, 1, 2, 11 klasę, koledžius, konservatorijas, žodžiu, viską praeitume. Ir sužinotume apie planą, ką mes šiandien studijuojame. Ir 25 sako, padarysim jiem žemę ir tuo išmėginsime juos, kad pamatytume, ar jie darys viską, ką Viešpats Dievas jiems įsakys. Taigi mes pažiūrėjome, koks tikslas buvo žemės sukūrimo. Taip, kad padarytų savo panašius į save žmonės. Ir Kristus sakė, kad jūs esate Dievo sūnus ir kiekvienam, kuriam atėjo Dievo žodis, sako, jūs esate Dievo sūnus. Ir tas procesas vyksta. Taigi, vadovaujamas tėvo Kristus suformavo ir suorganizavo žemę. Jis atskyrė šviesą nuo tamsos ir padarė dieną bei naktį. Jis suformavo saulę, mėnulį, žvaigždės. Jis atskyrė vandenis nuo sausumos ir padarė jūrus, upes bei ežerus. Jis padarė, kad žemė būtų graži ir vaisinga. Jis padarė žolę, medžius, gėlės ir kitus visų rūšių augalus. Tie augalai turėjo sėklas, iš kurių galėtų augti nauji augalai. Tada jis sukūrė gyvūnus, visų rūšių žuvis, galvijus, vabzdžius ir paukščius. Ir tie gyvūnai galėjo daugintis. Dabar žemė buvo pasiruošusi priimti didžiausią kūrinį – žmoniją. Kad mūsų dvasios galėtų gyventi žemėje, joms turėjo būti suteikti kūnai iš mėsos ir kraujo. Ir aš Dievas tariau savo viengimiui, kuris buvo su manimi nuo pradžios. Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą, pagal mūsų panašumą. Taip ir įvyko. Čia rašo Mozės 2:26. Ir taip, pirmasis žmogus Adomas ir pirmoji moteris Ieva buvo suformuoti ir gavo kūnus, kurie buvo panašus į mūsų dangiškųjų gimdytojų kūnus. Pagal Dievo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė jos. Pradžios 1 skyrius 27 eilutė. Baigęs kūrimą Viešpats buvo patenkintas ir žinojo, kad jo darbas buvo geras. Ir jis kurį laiką ilsėjosi. Tai mes palėtėm apie kūrybą, daug kas skaitėm iš Mozės, iš Abraomo knygos, truputėlį iš Biblijos skaitėm. Ir kaip manote, ar tai, ką mes skaitėm, sutampa su Biblijos mokymu Naujų testamentų? Sutampa, tik čia biškį giliau yra. Ir čia šiaip, viskas gerai, bet dar trūksta, kaip žmogus sukūrė, trūksta tos, kai įpučia dvasios. Yra, viskas yra. Ir dar daugiau ir geriau čia yra parašyta. Nes Biblijoje sako, reiškia, įkvėpė gyvybės kvapą ir žmogus tapo gyva siela. O čia yra Mozės knygoje parašyta taip kaip Biblijoje, o Abraomo knygas, paskaitysiu, 5 skyriui 7 eilutėje. Atrodo, kad čia. Ir dievai į žemės dulkių suformavo vyrą ir paėmė jo dvasią, tai yra vyro dvasia,
ir įdėjo ją į jį. Ir įkvėpė jam iš šnervės gyvybės alsavimą. Ir žmogus tapo gyva siela. Suprantat? Visas komplektas. Paėmė iš jo dvasios kitą dvasią, kaip čia. Ne. Paėmė tą dvasinį vaiką, kuris buvo dar prieš pasaulio sukūrimą be kūno. Ta dvasia įdėjo į padarytą kūną ir įpūtė gyvybės kvapą. Ir žmogus tapo gyva siela. Va. Reiškia, siela apsigyveno dvasioje. Taip, dvasia apsigyveno kūne ir tapo kartu su visas komplektas siela gyva. Jo, iš siela apsigyveno kūne ir dvasioje. Nu, dvasioje tiksliau. Raštas sako, kad siela tai yra kūno ir proto junginys. Bet Biblijoje apie dvasią nebūdavo sakoma. Suprantat? Man visą laiką aš nagrinėdavau anksčiau, nu kaip su ta dvasia, kaip ten atsirado, iš kur, kodėl neparašyta. Ir Abraomo knygoje randu, kad parašyta. Vat, kad tą dvasinį sūnų ir dvasinę dukrą įdėjo į kūną ir tapo gyva siela. Tai vat, maždaug toks paaiškinimas. Tai atsakiau jūsų klausimą maždaug. Jo, vat, pas mus kiek metų ten visą laiką teikdavo, rašydavo, kad stipriame kūne, stipri siela, ten stipri dvasia, vienu žodžiu. Nu, toks mokymas buvo. Ne, sveikame kūne, sveika dvasia, sako čia. Bet būna ir visaip, kad sveikame kūne dvasia nesveika, o nesveikame kūne būna kitą kartą sveika, maloni, draugiška dvasia. Ne, iš tikrųjų, tai be sielos ir dvasios kūnas yra niekas. Jo, kūnas miręs be dvasios ir be sielos. Noriu, kad mes palygintumėm iš Naujojo Testamento tai, ką mes dabar studijavome. Hebrajams arba žydams 1 skyrių nuo 1 iki 3 eilutės, kas nors galite paskaityti. Ir kitas galite atsiversti Kolosiečiams 1 skyrių. Taip, Hebrajams arba žydams pasižiūrim, ką tenai sako. Man buvo labai smagu, kaip aš radau Abraomo, Mozės knygui tos pačius patvirtinimus, kaip ir Naujam Testamente. Turiu Kolosiečiams. Gerai, dabar Hebrajams 1 skyrių, tu turėjai Kolosiečiams nuo 12 eilutės bus. Dabar Hebrajams, greičiausiai, kad aš turbūt 1 atsiversiu ir paskaitysiu. Va. Reiškia, žydams 1 skyrius, 1-3 eilutė. Čia sakoma. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvam per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prabilo mums per sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Suprantat? Per sūnų sutvėrė pasaulius. Tai, ką mes nagrinėjame. Jis Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas. Viską laikantis savo jėgos žodžiu, apie jėgos žodį kalbėjom. Atsimenat? Sako, aš sūnumi savo galios žodžiu sukūriau viską. Viską laikantis jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Dievo dešinėje aukštybėje. Va, paskaitėm žydams, o dabar Kolosiečiams 1 nuo 12 iki 17 paskaityk. Dėkotumėte tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo sūnaus karalystę. Jame mes turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinos pirmagimis.
nes jame sutveria visa, kas yra danguje ir žemėje, Joje sutverta viskas, kas regėjama ir neregėjama. Ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visko ir jame visa laikosi. Nu, va tai, ką mes skaitėm. Tai. Žodžiu, va taip trumpai mes perėjom per sukūrimą ir pamatėm, kad šitos knygos atitinka ir Naują Testamentą, ir Seną Testamentą. Ir aš turiu liudymą, kad tai tiesa. Kad ir Mormono knyga, ir Doktrinos sandoros, ir Mozės knyga, ir Abraomo knyga yra to pačio Dievo knygos ir tos pačios dvasios įkvėptos. Va. Jeigu turit kokių nors klausimų, galim pabandyti dar atsakyti. Mes dar visko nebaigėm, bet tiesiog jau beveik valandą, kaip mes diskutuojam, studijuojam raštus. Mormono knyga, ten klausimas, atsivertus knygą, reikia klausti kiekvieną kartą, knyga teisinga ar neteisinga, kodėl reikia tą klausimą paskui klausti. Dėl savęs asmeniškai. Nes aš sakau, aš liudijau. Taip, aš gavau ir atsakymą ir matau, kad jos sutampa. Bet kada mes tik tai pradedam ieškoti tiesos kelio, mes kartais nežinome, kodėl mus iš tos knygos mokina. Gal jinai neteisinga, suprantat? Tai tada Mormono knygoje 10, Moronio 10, ten 3, 4, 5 eilutėje sakoma, jeigu jūs tikite į tėvą, tada Jėzaus Kristaus vardu paklauskite, paskaitę Mormono knygą, ar šita knyga teisinga. Ir sako, ir jeigu jūsų ketinimai teisingi, tikri, jūs gausite atsakymą Šventosios dvasios galia. Tai taip parašyta ir kaip aš sakiau, aš ne iš karto gavau tą atsakymą, bet aš tikėjau tiesiog, labai bijodamas skaityti Mormono knygą, pradėjau skaityti ir sakau, wow, tas pats, kas Biblijoje, tas pats, man patinka, dar daugiau yra. Ir, žodžiu, įsigilinau ir mano siela pradėjo keistis ir užsipildė tos spragos, kurių trūko, kur Biblijoje nesimatė, ten ypač pradžios knygoje buvo klausimų, iš kur atsirado kiti žmonės, ten, kaip ten Kainas nukeliavo ir pastatė miestą, pasiėmė žmoną ir, žodžiu, iš kur žmona atsirado, iš kur kiti žmonės atsirado, neparašyta nieko. Pasaulyje buvo tik tai Adomas, Ieva, Kainas ir Abelis. Kainas užmušė Abelį, pasaulyje pasiliko 3 žmonės. Iš kur atsirado dar žmonių? Biblijoje nėra. O Mozės knygoje, Abraomo knygoje yra parašyta, kad buvo jau Kainas ir Abelis ne pirmi žmonės. Jau buvo daug žmonių. Ir Šėtonas ten aprašytas, kaip jis gundė žmonės neklausyti Dievo, netikėti. Ir žodžiu, gavau labai daug aiškumų ir papildymų. Ar atsakiau į tavo klausimą? Jo, o Senąjį testamentą, čia kitas klausimas. Senąjį testamentą bus galima nusipirkti tą knygą? Sunkus klausimas. Į biblioteką aš paėmiau ir parsisiunčiau iš kaip tas knygynas vadinasi, evangelikų knygynas, ne Rūpščio, bet kitą, Burbulio užsisakiau ir man atvežė gerą, didelę knygą ir aš ją naudojuosi. Ne, čia nepasimiau. Jo, nes šitų knygų Mormonų, Triknygės, Brangio perlo nespausdina pasaulis, mes dalinam žmonėm, o šitas Biblijas spausdina, jų daug yra, gali nusipirkti, žodžiu, jų mes nedalinam. Tai dar galiu pasakyti, kad iš visos kūrinijos, kas yra,
Dievas sukūrė viską iš meilės. Ar suvokėte tai? Jo. Jo. Aš kaip konstruktorius, man tai fantastiška Dievo vaizduotė. Nu, ką nors kurį darai, kokias staklės konstruoji, tenai darai, kol gaunasi ten geras judesys kažkoks, tai kažkas užkliuvo ir subirėjo, supranti. Dabar aš žiūriu, kaip musės skraido, sakysim, į stiklą, nieko jai nesidaro, supranti, galvoju, nu nežinau, koks drugelis ten žiūri, koks jisai gražus, kokios spalvos, į gamtą kur nors nueini, supranti, iš kur tas suvokimas apsidarai, sakai, oi, kaip gražu čia, kaip gerai, suprantat. Va, tai Dievas tiesiog yra mylintis kūrėjas ir turi tą fantaziją begalinę ir tai jis viską sukūrė iš meilės. Bet aš dar norėjau papildyti, nežinau, mūsų šventam rašte yra ten, man atrodo, psalmių knygose, apie tą atsakymą ieškojimą, kai čia žmonės klausinėja. Aš irgi iš pradžių nežinau, kaip čia tas atsakymas veikia, bet tai paskiau atėjo kažkaip taip atėjo. Ta širdis yra aprašyta apie sukurti naują širdį reikia. Toks yra, ne? Taip. Yra. Tai ta nauja širdis yra kaip ir ta fizinė širdis, ten yra dvasinė širdis. Ta dvasinė širdis randasi truputį aukščiau už tą fizinę. Čia jau aš tokia kaip ir techniką noriu paaiškinti. Ir kada mums iškyla tokie klausimai, ten neaiškus, pirmiausia, tau reikia kvėpuoti tą vietą aukščiau ir pajust tokį, kaip ir šilumą, kaip ir susikoncentruotą tokį vietą, tokią energiją gal vietą, toje vietoje. Ir kada mes paskui klausėm, kokį klausimą mums įdomu, kurį reikia, tai pajuntam čia šilumą, dar kažką. Ir tada tas atsakymas būna atsakytas, klausti reikia, ar su neigiamu. Aš ten daug kur vietų žiūrėjau, ten tą Bibliją, kai tai ten daug labai su neigiamu atsakymai yra. Kokie? Atsakymai. Neigiami? Ne neigiami, pavyzdžiui. Neigiamu? Su neigiamu atsakai su neigiamu. Toks, kur galima buvo pasakyti tiesiai teigiamą, taip ar ne, tai tas atsakymas ateina būtent iš neigiamus, kaip čia man kitaip paaiškinti, kad, pavyzdžiui, ten, kai tas mūsų dabar dalis klausė, ten ar mormonų knyga, čia reikia su teigiamu klausti, ar mormonų knygoje aprašyti ten Dievo reikalai, tie dalykai yra teisingi, čia su teigiamu reikia. Bet kitose vietose tada ta šiluma ateina. Tokį pajautimą gauni su dvasinė širdim klausais. Ir, vienu žodžiu, čia toks dalykas, kad reikia pajusti, reikia atkreipdėmėsi ir Greičiausiai taip, Algimantai. Iš pradžių, jeigu mes turim tikrą ir gerą nuoširdų norą sužinoti ir artėti prie Dievo, reikia kartais ir jausmo. Kartais turi būti šiluma. Ne visi vienodai pajaučia. Jo, bet kada... Ta meditacija, ta maldava, kada dėmesį čia sukaupi, tai širdį kitoj, tai naujoj. Tada jinai ir kūrėsi, tada jinai ir atsiranda. Jeigu tu žinai, kurie vietą kreipti dėmesį, o ne kur nors, svarbu savo tam ir kvėpavimas čia yra svarbus ir tas vadimesys būtent, kur dėmesį sutelki, ten ir energija ateina. Gali būti taip. Man panašu yra tai, kad kada tu nuoširdžiai skaitai raštą ir pradedi ieškoti ir klausinėti Dievo ir rimtai labai tai pasižiūri, pradeda vis daugiau ir daugiau ateiti dvasios. Ir Kristaus šviesa ateina, ir šventoji dvasia gali tau paliudyti. Ir kažkokiu tai momentu, kada tu apsisprendi rimtai nori eiti tuo keliu, įvyksta užgimimas iš naujo. Ir jis ateina tikėjimu. Tada, kai tu gauni liudijimą,
Kada tu pradedi suvokti, kad tau kalba Dievo dvasia ir tu nori eiti, apsisprendė eiti tuo keliu, gali įvykti užgimimas iš naujo arba iš dvasios. Nebūtinai turėti daug religinių žinių, bet įvyksta tas, o tada, kada užgimsti iš naujo, tada atsiranda ta nauja dvasinė širdis, į kurią pradedama sėti. Suprantat? Sėti naują sąmonę, jinai pradeda augti, jinai pradeda mylėti daugiau Dievą, mylėti žmonės pradeda, tada prasideda augimas ir brendimas. Dar vienas dalykas labai įdomus, kai katalikai, būna ten mišios, paskui komuniją dalina, gal pastebėt, dalina ten kunigas ir paskui, kai gauna tą komuniją, katalikai, čia būtent katalikai mūsų bažnyčiai, tai tą komuniją gauna, suvalgo, ir paskui rankas va čia uždeda, ne čia kur nors, bet va čia, tam dvasinė širdytai. Tai irgi toks nežino, dėl ko, sakau, kodėl čia rankas dėl, sako, man čia norisi. Mes nežinom tų dalykų. Tiesiog mes nežinom jo. Dėl ko gal norisi, gal traukia, gal ta dvasinė širdis. Maloniau. Maloniau. Gal jinai, aš įtariu, kad šičia yra ta dvasinė širdis. Bet aš tikiu, kad virš mūsų yra aura ir ten visokie sluoksniai yra jos ir informacija vaikšto ir per ją, ir laikosi, aš to negaliu patvirtinti. Bet tiesiog man patinka su Dievu bendrauti ir džiaugtis ir, kaip čia pasakyti, patinka gyventi jame, pastoviai būti logose. Gerai, mylimieji, mes jau tada pabandysime, jeigu nėra daugiau pasiūlymų klausimų, bandysime užbaigti mūsų pamoką, gerai, ir jeigu dar norėsim, po to tada. Tai aš dėkoju Viešpačiui už šventus raštus, kad mes galėjom kartu paliesti įdomių svarbių dalykų ir visą tai darėme Jėzaus Kristaus vardu. Amen.